Sveiki, čia Jurgita ir trumpas įsijungimas su nauju pirkinuku. Jį gavau vakar, gegužės 11, tačiau, kaip vaikas gavau saldainiuką, iškart iškrapščiau, pažiūrėjau ir tada galvoju, galėjau pasidalinti su visais, bet, yra kaip yra. Tokia esu, žaviuosi tų kantrybę, kurios nusiperka ir gali laukti ilgai, neatidaryto, man būtina pažiūrėti, kas viduj. Toks jau mano charakteris, tai kad ir smalsumas, ir žodžiu, nekantrumas. Tuo labiau, kad aš noriu ir pradėti siuvinėti jau. Dabar tai yra RTO rinkinys, vadinasi Fairtale Girl and Fawn. Kažkur mačiau pavadinimą, sklando, kad tai yra Trust. Bet iš tikrųjų sužavėjo tas gamtos, gyvūnų ir žmogaus ryšys. Čia pavaizduotas, nors atrodo spalvos. Jos, sakykime, šitoj vietoj tokios gan niūrios, tamsios ar ne. Čia kaip ir žalsvi atspalviai, bet jie tokie, ne pačios šviesiausios, bet vėlgi iš pačio viršelio, kągi čia gali pasakyti. Tai štai, pamačiau ir galvoju, arba perku, arba, taip ir nuguls kažkur. Tai yra pirmas mano RT rinkinys. Ir to, atsiprašau, ir dabar žiūrim, kas viduj. Dabar tas schemas tai išpatraukiu. Čia mažiausia man įdomu, kadangi, matot, yra elektroninė, XSD, elektroninis failas ir PDF yra. Ten nusiskanuoji QR kodą ir gauni viską. Tai iš arčiau galima dabar pasižiūrėti, kai neblizga, kaip atrodo. Čia bus kryžiukai, bus ketvirtiniai veide. Ir elniuko berods, taip pat backstitcho bus, pusinių tik žinau, kad nebus. Man tikrai labai patiko ir nemačiau, kad kažkas siuvinėtų, man tai buvo kažkokia naujovė. Nežinau, tai naujas, dabar kitoje pusėje ar metų aš čia kažkaip irgi nematau, tik matom, kad įdėta yra DMC siūlai ir 14 kaunto Aida, Svaigarto bus. Taip. Tiesa, autorė yra Marija Semenova. 24 cm ant 36. Ir dabar žiūrim Aida Svaigarto, myliu. Ir šiek tiek gal ir būna kietoka, bet kam nepatinka tas kietumas, jis toks nėra tikrai labai grubus, bet tai tiesiog galima išsiskalbti. Rankom aš išsiskalbiu su minkštikliu ar tiesiog, nežinau, vieną kartą šampūnu pabandžiau ir tiesiog labai suminkštėja, tada visai būna tokia medžiagėlė. Dabar ta spalva, tai žinokit, neparašyta kokia, bet galvoju, kaip čia ją perteikti, kad maždaug atitiktų realybę. Jinai tokia gelsvai rusva, sakykime, tokia tikrai ne geltona, tokia labai rami spalva, labai. Dabar tada eikim prie siūliukų. Tiesa, kažkur adata buvo. Taip, adata. Adata. Tokia 24 dydžio, būtent 14 Aidai. Dabar siūliukai, 3 planšetės. Štai. Ne taip sudėjus. Matot, aš jau čia susirašiau siūlų numerius, aš kitaip nemoku, man reikia žinot, kokius siūlus siuvinėti yra būtent numeriai. Todėl man nepatinka ten, kitoms labai patogu tie 1, 2, 3 tie skaičiai, o aš nemoku, nes aš tiesiog, matyt, pradėjau kitaip.
žinodama būtent visada gilinausi, koks siūlo numeris. Ir dabar toks jau yra įprotis, kad turiu žinoti. Tai aš spalvas čia susirašiau iš kitos rastos schemos. Na, tai va, tie dabar kokios spalvos čia, beje, siūlai yra netrumpi, čia yra taip jie perlenkti. Va. Kaip žino, DMC, gera kokybė. Na ir štai matom, rudi tie atspalviai tikrai labai, kaip paveiksliukai atrodo labai tamsus, bet čia jie gyvi. Štai bus ir tokių sukneliai tikriausiai ryškesnių spalvų. Antra planšetė. Tada va, kokie yra irgi gražus, ir pilkšvi, ir geltoni, raudonas yra. Čia tikriausiai lūpose merginos. Ir paskutinė, tai čia daug juodos ir vat šalia rusva va šita tokia įdomi. Tai va, tai man tik tai bus sunkiau, nes mačiau schemoje, kad blendų bus ir ten reiks nuo pirmo, ten, sakykime, 10 numeris ir 3 ten tas ir tas. Na, va taip va reikia ieškoti. Man aiškiau, kai būna parašyta ten 310 plus, sakykime, 3781. Na ir viskas aišku. O na, čia kažkiek tiek reiks užtrukti, todėl kartais man ir būna tai, kad aš vengiu rinkinių pirkimo, geriau aš susirandu pati, susiieškau dabar. Kaip parodyti tą schemą, kad man tas kodas, tai va, noriu parodyti blendai. Matot, ką ir minėjau. Nu, kažkaip, kai turi programėlę, tai bus lengviau, manau. Čia yra 5 lapai schemos, va, irgi, kaip minėjau, parodyta, kad tai bus tokie, va, įvairūs, tai tranšnotai. Berods elniuko akyje bus ketvirtinių ir berods kryžių kaip man tai labiau aišku patinka. Dabar jau įpratimas ir greičiau ir patogiau yra, kada vat gamintojai duoda elektroninę schemą. Tai tiek gal. Dabar beje norėjau keisti countą, čia 14, norėjau 16 imti. Na, aišku, sumažėtų dydis paveiksliuko, norėtųsi kažkaip to, vis tiek man norisi to dydžio ir kartu ta pati medžiaga, nors tai pilno užsiuvinėjimo, bet nežinau kodėl, bet nutariau šį kartą nieko nekeisti, nes dažnai keičiu kažką. Tai šį kartą tikrai nieko nekeisiu, nes tas spalva įdos labai ramina man akį, na, bandau tinka, kaip žinoma, ant 14 kaunto labai lengvai suvinėjasi. Tai pasižiūrėsim, gal bus ir dar kita versija ir ant 16, kas ten mane žino, kaip man ten irgi pasirodysiu, kiek jau aš padariau, kaip man sekasi. Tiek šiam kartui ir iki. Sveiki, čia Jurgita ir dar vienas pirkinukas. Na, visiems tikrai labai gerai žinomas ir jau pažįstamas Lukas Džiunglių tigras. Ilgai žiūrėjau ir tik tai kai pamačiau užsiuvinėtą, tada nutariau, kad man jo reikia, ilgai dar galvojau, nes vieną tigrą Novą Slavadą turiu. Bet kai palyginau, kaip jie atrodo, man labai jie skiriasi ir šis man pasirodė kitokios nuotaikos ir tikrai labai spalvos, labai įspūdingos. Dabar aš mėgstu tai padaryti. Opa.
Taip. Taip, pirmas lapas. Ką čia turim? Irgi spalvų, kaip matom, nemažai. 46. 3 širdutės, tai neturėtų būti sunku tikrai siuvinėti. Bus kryželis ir backstitchas, va čia tikriausiai kur ausai. Baigtas darbas, tai 27 ant 27 ir 16 kanto aida. Gaila, nėra elektroninės schemos, tik PDF failas. Na ir dabar žiūrim, čia tas raktas visada jau būna jų. Iš tikrųjų seniai siuvinėjau pagal šitą raktą, tai nežinau kaip čia bus, nes turiu kaip ir elektroninę schemą, bet man ne visai atitinka, reiks tiesiog tikrint su papirinė schema. Audinys štai toks, Svaigarto aida, irgi sužymėta. Nėra jinai labai didelė, labai patogu bus. Vat. Ir dabar tos spalvos, tie siūlai. Taip pat 2 adatos, tai viena yra, matyt, backstitchui tokia labai plonu. Kur jos? Mane fokusuoja. Na ir siūlų yra 4 planšetės. Va. Dabar aišku, galvoju, kaip čia jas perduoti, tikrai nepersiduoda tas visas grožis, nes realiai tai jos kaip ir tokios, šita spalva, tai tokia akvamarino, nemoku pasakyti, jos tokios ryškesnės daug. Darysiu nuotraukas, tai aišku, daugiau yra šitų tamsių spalvų. Ir iš tikrųjų, lyginant, kaip kituose rinkiniuose, gal kad šitas nėra didelis, tai tų siūlų man kažkaip atrodo ne tiek daug, anksčiau likt ir dėdavo daug daugiau. Būdavo likučiai didesni, bet tikiuosi nepritrūksiu. Tai tokį rinkinuką pirkau ir tada buvo užsakymas medžiagų. Tai kai visada aš pasiimu tokį audinį. Čia ne audinys aida. Audinys. Tai prasme, kad tai yra aida, bet spalva šita 3740, jinai tokia. Čia irgi gerai nepersiduos tokia. Labai daugam tinkanti. Taip, aš vienam savo kaip tik turiu susirūšiavus siūlus ir čia jau yra Evos dramblio kaulo 264 ir čia bus įdėsiu nuotraukytę levandų toks sampleris. Tai rinkausi, čia šiukšdėsiu, bet tikriausiai nieko. Rinkausi tarp audinių ar šito Evo. Galvoju, čia. Irgi nepersiduos, jis toksai dramblio kaulo, bet toks turi daugiau į gelsvumą. Ta spalva. Ir galvojau, lyginau čia tas spalvas, ar man aidos kažkaip, kad ir 16 kanto nenorėjau, galvoju, nes nepilno užsiuvinėjimo. Ir mes su dukterė čia sprendėm, kurį audinį rinktis. Laimėjo irgi čia 32 kanto Evas. Tai siūliukų 3 čia yra planšetės tokie bus levandų sampleris mano, kurį labai noriu pradėti. Bet tos mano tokios smagios spalvos. Dabar dar audinio pirkau nemažai, šitas, tai čia melsva 550 28 kanto Evo, kadangi irgi Bucilos yra rinkinys Danas Roses,
irgi gerai žinomos, tai sugalvojau pabandyti siuvinėti ant Evo tokį didelį darbą, nes, jisai ir yra ant Evo, bet va ta spalva man irgi, todėl pirkau įvairių ir beje, sugalvojau vieną kojinę siuvinėti žieminę. Bet ant Aidos siuvinėsiu, tai irgi pirkausi tokių visokių melsvų, pilkų atspalvių, tiesiog rinkausi iš to, kas yra, labai sunku rinktis elektroninėse parduotuvėse, reikėjo vis ieškoti nuotraukų, kaip maždaug atrodo nuotrauka pačio audinio, googlint žodžiu, kur yra tokia sudėta jau nufotografuota tikroviškesnės, dabar čia šitas spalva tokia šviesiai. Mėlyna, manau, visai nieko ir dar kažkam. Ir dar vienas ketinamas pradėti. Darbas yra RTO, tokia mergina įdėsiu. Labai man patiko, bet va ten daug kas rinkosi Eva, aš visgi nežinau kaip daryti, nes mačiau išsiuvinėtus ant 14 kaunto Aidos, nes ten būtent tokio yra originaliam rinkiny, to rinkinio aš niekaip negavau niekur, taigi sugalvojau pabandyti pagal schemą susirinkti viską, audinį ir siūlus, tai vat. Tai dabar irgi šita spalva iš tikrųjų tam RTO bus per šviesi, iš tiesų, nes jinai šita tai grinai tokia mėlyna dangiška šviesiai, o ten turi būti daugiau į pilkumą, tai jinai man atkrito, tada tai kojiniai tai pirkau vat tokia melsva perlinė, su tokiu aukseliu, pamatot. Tai galvoju, kaip kojiniai būtų tikrai faina medžiaga. Ir tada aš vis įvairiems perku tokią 713. Tai turi į mėlynumą, nepersiduoda dabar čia taip. Va. Tai man, kad šviesiai jinai pilka, bet tokia turi kažkokį melsvumo atspalvį. Nes ten taip realiai tas rinkinys ir ta mergina tarsi ten kaip ir dangus, tai tas dangus toks kartais ir būna pilkšvai melsvas. Net tai dabar aš jas lyginu. Iš tikrųjų irgi nežinau, ką daryti. Nes Evo tokios spalvos niekur neradau, kad būtų arba pilka būna į melsvumą, nes turiu dar irgi tų įvairių ten su Silver Moon ir tai labai šviesi tokia. Žodžiu, kad Evo niekaip aš neužgaudžiau, kad būtent 28 kaunto, kad būtų ir dar tiesiog kita pilka tokia, tai šita visai pilka irgi nusipirkau, bet irgi ten kokie kojiniai ar kam žieminiai, tokia Aida, 16 kaunto juoda Aida, irgi turiu ant juodos Aidos tokį gandrą, tai irgi galvojau 14 imti, 16, tai dabar irgi dar mąstau, gal 16 paliksiu kažkam kitam, nes kaip pažiūrėjau, man smulki tokia. Tai va, tai dabar galvoti ir spręs, nes RTO ten, sakykime, tie kryžiukai, jie užsisiuvinės, tas blizgumas gal ir nebus toks žymus. Bet pačiam tam dangui, čia kur liks kažkokie ploteliai. Ir gyvai žiūrint, neturi to tokio pilkumo, nes aš pabandysiu įkelti, kaip išsiuvinėti darbai RTO, ten tie atrodo, beje, ant Evo, kas siuvinėja ten tokio šviesesnio, tai man nelabai patiko. Ant Aidų man kažkaip vis tiek nesvarbu tas, kad ir grubumas yra, bet ten nedaug jos lieka neužsiuvinėtos ir man daug labiau patinka tie jau galutiniai rezultatai. Tai va tokie pirkiniai, aišku, dabar imsiu siuvinėti iš karto šitą darbą, nes tai primenu, kad tai darbas, kurį pirkau su tokia sąlyga, kad paimu ir siuvinėju iki pabaigtuko.
Ta prasme, nėra taip, kad planas, kad būtinai ten per mėnesį, per 2 ar per kažkiek, bet tikrai nenumest, o vat, užsidėti ant lankelio ir vis kai kažką judinu, vis kažkiek bent po kažkiek kryžiukų dėt ir augint. Tuo labiau, kad vat, pradėsiu va nuo čia. Tai čia žiūrėjau schemoje tikrai tokiais plotais eina, juoda čia, tada įsimaišo ten vat, kitos spalvos, tikrai čia nesudėtingi va šitie plotai. Sudėtingiausia bus va čia va, tokių pavienių matot. Vat va šitose vietose, o tie tai va tai tiesa užmačiau, kad sulurtėj buvo nuolaida. Rinkiniams lukas ir tai va tai buvo proga nusipirkti jį. Ir griebiau, galvoju, jau tikrai, kaip sako, visi ženklai sukrito, kad man jo reikia. Labai įdomu, kokias irgi man akis gausis. Na, žinot, žiūrėti nuotraukas kitų užsiuvinėtų yra viena, bet kai gyvai visada būna rezultatas dar įspūdingesnis. Tai štai. Tai tikiuosi greitai irgi pasirodyti kaip ir RTO, tą pradėjau. Elniuką su ta mergina, tai jau nemažai, jau ten pasivieniau 13%. Tai tikiuosi ir čia bus progresas nemažas ir turėsiu ką pasirodyti. Tai va, tai jūs mane irgi kažkaip įkvėpėt, žiūriu jūsų visų video, laukiu, vis tikrinu, žiūriu, ar yra įkelta, nes mane tai motyvuoja ir norisi pasigrožėti kitų darbais ir tai įkvėpia pačią judinti. Na, tai iš tiesų hobis, kuris, kai sako, dar kol kas pas mane maniakiniai tokio formoje, kelinti metai, čia 4 gal eina. Tai va, ir neužmetu, tai tiek, žodžiu, o kiti, kur bus nauji pradėtukai, gal kažkokį atskirą video įdėsiu, susuksiu, kai sakau, tiesiog dabar toks va, intarpas. Na, tai iki kitų pradėtukų, iki kitų pirkinių.